Lietuviai vis dažniau po darbų, pamokų ar paskaitų bando atsipalaiduoti netradiciniuose užsiėmimuose. Ilma Paluckė praneša, kad šalyje sparčiai populiarėja fechtavimas, grojimas afrikietiškais būgneliais ar net kaleidoskopų sapnų gaudyklių gamyba. Čia yra džembių parado vadas, dundūnai, bosiniai būgnai. Mes su Lina juos vasarą darėm. Čia pagal afrikietišką modelį padaryti lietuviški dundūnai. Iš lietuviško beržo, karvytė iš Šilutės. Ir čia yra dundūnas žemiausias. Yra sangbanas. Pagal jį dažnai atpažįstamas ritmas, jisai kaip pagroja melodiją. Ir kenkenis, kaip laikrodukas. Nors vakaras vėlyvas, į afrikietiškų būgnelių pamoką renkasi ir moksleiviai, ir studentai, ir nuovargį po darbų norintys išsklaidyti vilniečiai. Išgirdau pirmą kartą per Afrikos dienas pavasarį. Labai suintrigavo ir kažkokių tokių naujų spalvų gyvenime norisi atitrūkti nuo tos kasdienybės. Seniai buvo įdomu, o vakar tiesiog pasiūlė pabandyti, kai tokia prezentacija pamokėlė buvo. Atėjau ir labai patiko, nes tikrai po darbo iš karto važiavau, tai nuotaika praskėdėjo ir vakaras tikrai buvo labai smagus. Atsipalaidavimas tiesiog nuo visų darbų, nuo visko ištrūksti šiek tiek kitur. Negalvoju apie nieką, nesusikoncentruoju į grojimą. Apšylam greitai. Afrikietiškų būgnelių mokytojas Martynas šiais instrumentais teigia susidomėjęs jau seniai ir džiaugiasi, kad gali žiniomis pasidalyti su vis didėjančiu būriu mokinių. Susirinkusieji juokauja, kad norint įvaldyti muzikos instrumentą paprastai reikia mokytis daugelį metų, o pajusti malonumą grojant afrikietiškais būgneliais pakanka vos kelių pamokų. Pirmiausia, reikia noro, daugiau viską rasim. Muzikiniai užsiėmimai anot bene 500 užsiėmimų vaikams, suaugusiems ir senjorams siūlančio centro atstovų antri pagal populiarumą. Juos lenkia sportiniai, kurių viršūnėje baseinas, tačiau populiarėja ir nauji. Šiais metais įvedėme naują veiklą fechtavimas, kad iš tikrųjų labai davė didelę paskatą, kai olimpinis medalis. Tai žinoma, toks būrelis ganėtinai lengvai surinko žmonių ir jis yra ganėtinai populiarus. Taip pat tarp populiarių užsiėmimų aitvarų, kaleidoskopų, sapnų gaudyklių gamyba. Pastebima, kad grįžta susidomėjimas tautiniais šokiais ir dainomis. Reporterė Ilma Paluckė, Vilnius.